Sveiki visi, sveikinuosi iš sostinės, iš Londono, Sašarytė Šalka. Galvoju, padarysiu įrašą, kol turiu truputį laiko, nes kaip visada panikuodama atvažiuoju anksčiau, kad gimdėjai nepavėluoti. Tai visi mano klientai, tie, kurie turi draudimų su manim, kurie pradėjo procesą, tai per laiką, gal ne iš karto tik padarė draudimus, arba juos darom dar esant procese, bet, sakykime, kelių mėnesių laikotarpį, jūs tikrai gausite elektroninį dar vieną laišką su pranešimu, kad jums skambins. Skambins iš mano ofiso, kadangi mes pas savi brokerių kompaniją turim 100% tikrinimą. Tai leidžia užtikrinti dokumentų tikslumą, informacijos tikslumą ir kad kleimo metu nebus jokių siurprizų. Nes tikrai kartais nepiktybiškai žmonės pamirš kažką paminėti, pasakyti, nežinau, net sakykime, netgi tą patį kartais ūgį svorį, nepasimatavę tiesiog šaun skaičių iš galvos, ir viskas, ir paskui pasirodo jis yra visai kitoks. Ir tada yra galimybė, kad, pavyzdžiui, žmogus turi viršsvorį, arba jis yra per mažas svorį, netgi taip gali. Ir tada draudimas automatiškai gaunas, kad yra padaryti neteisingai. Taip, tokias smulkmenas jos nepadarys, draudimą galiuojant arba negaliuojant. Bent jau tenais iš vis nugribavom 10 kilogramų, pavyzdžiui, tokių dalykų nebūdė, sakykime. Tai tie skambučiai iš ofiso leidž patikrinti visus tokius dalykus, kas buvo paminėta, kas buvo pasakyta, ar viskas gerai yra užpildyta, ar niekur nevyko klaidos, Tai tikrinti ne tik klientą, paskambinę jiem ir sutikrinę dar kartą informaciją, paklausinėdami, bet ir tikrinti ir mano darbą. Bet kokiu atveju aš irgi žmogus ir suklyst mes visi galime, tai patikrinti dar kartą ir mano padarytą darbą, tai leidžia užtikrinti ateityje kleimų skaidrumą, tikslumą ir kuo greitesnį dokumentų sutvarkymą. Tiek, kiek mes galime iš savo pusės padaryti, sakykime, neliečiant poliklinikas NHS arba specialistų daktarų. Tai neišsigąskit to skambučio, 02 numeris prasideda ir dažniausiai rašo Bangor miestą, tai yra Šiaurės Airija, ten yra mūsų pagrindinis ofisas, bet prieš tą skambutį tikrai visi klientai gauna elektroninį laišką su pasakymu, kad jums bus skambinama. Ir jeigu, sakykime, praleidot skambutį ir laikas netinkamas buvo jums kalbėta, tai tame maile yra surašyti numerį, yra parašytas numeris, yra surašyti laikai, kada galim paskambinti jiems patiems atgal, sakykime, arba atrašyti tą mailą, kad kurią valandą jums būtų patogu kalbėti. Tai jeigu atrašyti nepavyksta patiems, nes neišeina angliškai, sakykime, arba vertėja, nenorit naudoti, nepavyksta kažkas, tai duokit man žinoti, aš pasakysiu, ką atrašyti, sutarsim, kuriuo laiku jums patogu kalbėti ir aš tada pranešiu ofisui, kad tuo ir tuo laiku šitam ir šitam klientui yra patogu kalbėti, ir jums paskambins. Taip, jeigu angliškai, rusiškai, lenkiškai nekalbat, dar yra brazilų, portugalų lygtais kalba, dar kelias skirtingas kalbas, bet ten daugiau į Afrikos pusėje tą visą žemyną einant, tų kalbų dar yra. Tai jeigu anglų, rusų, lenkų kalbos nėra pas jūs ir reikia vis dėlto vertės, sakykime, lietuviškai, nes niekaip kitaip nesusikalbėsite, tai šitoje vietoje taip, tada jau turit paprašyti, kad jums kažkas pagelbėtų iš jūsų artimųjų, šalia esančių žmonių ir sakykime, kad tiesiog tuo momentu, kada skambinsit, kad būtų su jums. Jei tokio žmogaus nėra ir absoliučiai nėra, kas pagelbėtų pakalbėti, tai tada jau šituo atveju tada tikrai duokit man žinoti ir aš ofisui pranešiu, kad
nu niekaip, gal tada leis man įsikišti, nes šiaip iš tikrųjų tuose tikrinimuose advisoriai neleidžia kištis vien dėl tų pačių duomenų tikslumo, sakykime, ne, kad aš neturėčiau jokios tai įtakos. Ne? Tai tokie dalykai užtikrin iš tikrųjų skaidrumą, tikslumą ir tas yra labai labai gerai. Tai va, tiek ir ten noriu pasakyti apie tikrinimo skambučius, dar kitaip jie vadinasi participo. Taip, jūs visi gauna tuos skambučius ir tai viskas yra gerai, bet prieš skambutį jūs tikrai gausite elektroninį laišką ir skambučio metu pasako, kad aš esu advisoris, jūs pamini mano vardą, ne? Pamini kompanijos pavadinimą, prisistato ir tikrai neįsigaskit ir nebijokit atsiliepti. Bet jeigu kažkas neaišku, tai duokit man žinoti ir kontaktuosim.